Sveiki visi. Šiame video mes atsakysime į 3 klausimus, kuriuos atsiuntė mums, man, jeigu neklystu, Tomas. Na, klausimai tokie, kaip aš sakau visada, klausimus reikia mokėti uždavinėti. Tomai, nesupyk. Bet, pavyzdžiui, kaip atsakyti klausimus, kuris gali apimti tiesiog visą pasaulį. Visus lygius, visus aspektus žmogaus gyvenimo. Bet pabandysim. Taigi, kokias asmenybės, charakterio bruožais mes dažniausiai naudojamės? Nepasakysiu, kad klausimas blogas arba jis sunkus, bet kaip jį atsakyti yra sudėtinga. Nors atsakymas yra pačiam klausime. Nes jeigu mes naudojamės kažkieno tai bruožais arba kažkieno tai asmenybės bruožais, tai mes nesinaudojame, mes nesam kas esame, mes atsisakam savęs, naudojamės kažkokiom svetimom ir reiškia, mes nesame mes. Tai jau ir atsakymas yra, kad negalime mes naudotis. Tai mums kenks, o vietoj to mes turime daryti ką? Išreikšti save kaip asmenybę, suprasti, kas mes esam, savo galimybės ir gabumus. Ties to mes turim dirbti. O ne ieškoti atsakymų, ar tai Petro bruožas, Jono bruožas, o čia charakterio savybė kaip pas ten, tarkim, kokią nors, nežinau, ten. Ponia Zita. Suprantat, kaip yra esmė? Tai nėra problema kitų bruožai. Tai nėra tikslas kažkoks įsiaiškinti, ką tai duos. Mokslininkai labai mėgsta visą sudėlioti lentynas. Tai nėra blogai, bet jų tokia užduotis. Kokia užduotis mūsų? Mano bent jau, arba tu, kas uždavinė klausimų, aš tikiu. Išreikšti save, suprasti save, realizuoti save, pažinti save. Tai, kad mes sužinosime, kokie tai bruožai ir kieno, mums nieko nepadės. Mums padės, jeigu mes suprasime, kodėl mes nenorime realizuoti save, suprasti save, o norime eiti paskui kažką kitą. Kodėl mums atrodo, kad jeigu mes rengsime, šukosimės ar kalbėsime taip, kai kalba kitas, mes tapsime tokiu pačiu žmogumi. Kodėl mums atrodo, jeigu mes darysime tą patį, ką daro kitas, mes pasieksime tiek pat. Ne. Taip, supti save reikia. Tai kad ne tai, kad reikia, bet atitinkamai žmonėmis būti atitinkamam lygyje aukštyje. Tada mes galime augti, kai mes suvokiam. Taip, tai ir keičiasi aplinka tarp mūsų žmonių. Kodėl sako, kad išėjo draugai, atėjo nauji draugai, pasikeitė aplinka, to, kad tu keitiesi. Taigi, ką galima atsakyti čia į šį klausimą? Čia galima sakyti, paimsim pavyzdį kokį. Gyvenimišką. Gyvenimišką pavyzdį paimti apie bruožus. Čia reikia suprasti irgi taip pat, kad, nežinau, dabar tai daro jaunimas, bet anksčiau mano laikais, vaikystėje, aš galbūt neturėjau, galbūt irgi nenoriu apibendrinti. Bet dažnas vaikas, paauglys turėdavo pas save kambaryje, miegamajam ar kažkur, ar garaže plakatų su kokia Stallone, Rambo, Terminatorium, Schwarzeneggeris su tokiom žvaigždėm. Ir norėdavo būti panašu į juos. Eidavo sportuoti ir dar kažką. Tai yra gerai, kai tu turi tikslą. Bet blogai, kad tu darai projekciją ant to žmogaus, kad turi tapti kaip jisai. Jis gali būti tavo pavyzdys, bet reikia žiūrėti į gilį, ką jisai darė, kaip jisai gyveno, kaip jis to pasiekė. Ir ar padarys tave tai laimingu. Tiesiog suprasti, suvokti tai, o ne pradėti elgtis taip, kaip kitas žmogus. Tai atsisakai savęs per tai ir niekada savęs nesuprasi pilnai. Tai sudaro problemą žmonėms. Viena pagrindinių problemų, kas vyksta. Tai daro pačiai pradžiai, tai daro tėvai. Pažiūrėkit pas mus, kai vyksta. Kas yra kažkokia tai, pavyzdžiui, problema? Kaip sprendžiama? Sprendžiama baimėje. Jeigu gavai blogą pažymį, kas būna? Baras. Nenupirks ledų ir taip toliau. O kaip turėtume mes sakyti vaikam? Mes sakytume, kad mokinkis. Tai yra skatina tave tobulėti. Nes per klaidą, per kažkokią tai blogą pažymį ar kažkokią tai biznio verslo nesėkmę, mes pradedam analizuoti. Analizuoti, ką mes padarėme teisingai. Ir dėka to mes augame. Arba mes save engiame, pykstame ir sako, mums nieko nesigaus. Todėl tos programos reikia nuiminėti. Baimė nesėkmės ir gyvenimą baimėje. Todėl reikia nuiminėti taip pat programas būti kaip kitas. Kažkas kitas, naudoti kažkieno kito bruožus. Sekti paskui kažką kitą aklai. Kaip aš sakau, fanatizmo
tiesiog negali būti mūsų gyvenime. Turi būti blaivus, racionalus mąstymas ir darimas iš širdies. Nenaudokite jokių svetimų charakterio ar asmenybės bruožų. Išreiškite savo, bet išreiškite savo gerasias pusės. O su negatyviom, blogom pusėm dirbkite, keiskite jas, transformuokite jas į pozityves. Išmokite visas pamokas. Tai bus geriausia. O jeigu taip tiesiog atsakyti klausimą, mes naudojame tos charakterio bruožus, ką mes matome aplinkoje. Mes norime būti panašus į mamą, į tėtį, į brolį, į kaimyną, į televizijos kažkokią tai ten personažą ar žvaigždę. Mes tai ir naudojame. Reikia suvokti iš tikrųjų, ar to man reikia, ar tai padarys mane laimingu, ar aš tik tai gyvenu iliuzijose. Taigi, antras klausimas. Nuo ko pradėti, nepasimetant tarp asmenybės savęs pusių? Toks klausimas irgi. Nuo ko pradėti? Nuo pažinimo savęs. Ką gali, savo galimybių, ugdymo savęs. Kaip galime pasivesti savyje? Mes galim pasimesti tarp įsivaizduojamų tikslų, taip pat neturėjimo tikslo gyvenimo, nežinojimo, kas mes, nežinojome, koks mūsų užduotis, misija šiame gyvenime, ko mes norime, ko mes siekiame, kas padarys mus laimingais. Todėl mes pasimetam. Ir vėlgi mes tada grįžtame prie pirmo klausimo. Mes tada galvojam, jeigu mes dirbsime, iš pradžių mokinsimės, baigsime mokslus, dirbsime, pasimsime paskolą banke, apsiženysim, turėsim 2 vaikus, turėsim namą, verslą, mes būsim laimingi. Iš tikrųjų galiu pasakyti, ar blogai kažkas iš jūsų gyvena? Skursta ar gyvena skurde? Ne. Bet kodėl nėra tos laimės pilnos, nėra pilnatvės, nėra realizacijos, nėra kūrybos, kasdieninio džiaugsmo kažkokio tai gyvenimo kiekvieną dieną prasmėje. Yra kažkokias tai po metų planai, po ketvirčio, kažkur ateityje. Viltis, kad ateis tai. Kodėl taip yra? Todėl, kad jūs bandot uždėti savo programas, kad jeigu kitam pasisekė, kai jis taip gyvena, tai ir aš taip galėsiu. Nebūtinai, mes visi unikalūs ir skirtingi. Taip, jūs turėsite, ką jie turi. Jeigu elgsitės taip, bet ar laimingi jūs būsite? O štai jau kitas klausimas. Nebijokite pažinti save, visų savo pusių, visos savo asmenybės. Ir nebijokit pasimesti. Jūs įsivalysite nuo tų savybių, kurios trukdo jums realizuoti save. Nuo tų savybių, kurios maišo jums eiti link savo tikslo. Ugdysite savyje, didinsite savyje pozityves tas savybės, tos gabumus, kurie jums padės augti. Ties tom reikėtų susitelkti kiekvienam. Taip, trečias. Kaip surasti balansą ir išmokti į viską žiūrėti su meile. Su ta meilė. Pirmiausia, nustokit savo meluoti. Kas yra į viską su meilė? Pamilkit jūs kokį nors pervertautoją. Pamilkit kažkokią tai pedofilą. Galit jūs pamilti? Aš negaliu pamilti. Aš negaliu pamilti žmonių, kurie žudo, kurie dalyvauja kare. Aš nepateisinu ir negaliu pamilti nekaip, jokių būdų. Gal nepateisinimas, tai čia netinkamas, bet aš negaliu pamilti žmonių, kurie net ir atseit žudo už kažkokią tai gerą dalyką, kariauja, nes tie blogi ir taip toliau. Kaip galima tai pamilti? Nemeluokite savo, negyvenkite iliuzijoje. Aš galiu priimti visą tai, kas vyksta, to negero, ko negaliu pamilti, priimti besąlygiškai. Nes aš negaliu vadovauti kitiems ir aiškinti jiems, kaip gyventi jie turėtų. Čia jų pasirinkimas. Ką aš galiu daryti? Skatinti sąmoningumą. Duoti žmonėms paprastus metodus, kad jie galėtų būti sąmoningi. Todėl ir yra skirtumas tarp tokios, kad aš visus myliu ir visus myliu. Tai yra tiesiog, tai yra neįmanoma. Nes būti sąžiningu reikia visur ir visada. Argi mes, matai, kas yra meilė, yra kūrybinė energija. Jeigu mes mylime, mes maitiname tą, ką mylime. Sutikėme energijos ir tai gali augti. Taip auga bet kokia, nesvarbu tai, tai yra visi su gyvenimo aspektais. Tai auga ir santykiai, auga verslas, auga bet koks kūrybinis darbas, viskas. Dėka meilės. Taip pat mes galime maitinti negatyviom energijom, bet mes kalbam dabar apie meilę.
Tai dabar, jeigu jūs norite, kad sumažėtų, tarkim, to pačių karų ar žmonių, kurie kenkia kitiems, ar reikia juos mylėti, ar reikia juos tiesiog priimti besąlygiškai? Va, štai koks klausimas. Meilė tai jis paskatins, jis sakys, mane myli už tai, kad aš žudau. Mane myli už tai, kad aš privartauju. Kaip manot, ar teisinga tai? Taigi, nustokite meluoti ir stengtis padaryti to, kas iš esmės yra neįmanoma. Neįmanoma pamilti už tai už blogus darbus. Neįmanoma. Mes turim priimti tai besąlygiškai. Nemaitinti negatyvę neapykantą, energiją, neapykantą, norų atkeršyti kažką. Nemaitinam, tai irgi maitinimas. Taip pat nemylėti už negerus darbus. Priimti, atleisti besąlygiškai. Ir savo pavyzdžių duoti jiems parodyti, kad nereikia elgtis taip, kad pasiekti kažkokių savo tikslų. Daryk kurk meilėje ir tu turėsi daug daugiau, negu atimdamas, vogdamas, žudydamas. Štai būtų pagalba. Nuo to reikėtų pradėti. Taigi, balansą surasti. Čia galima, ką čia apie balansą galim pasakyti? Tai yra balansas, suvokimas, sąmoningas gyvenimas. Ne fanatizmas, sėdėti ir skleisti meilę ir šviesą. Prandat, kaip yra, ką mes matom dažnai, kad žmonės į pirmą klausimą, jie apsirengia apdarais, nusiskuta galvą ir sėdi meilė ir taikoje ir visus myli visą pasaulį. Viskas tvarkoja, mes nusiunčiam meilę, bet mes būnam sąžiningi. Kaip nusiųs meilę žudikui? Mes priimam, suprantam, kad tai yra karminiai dėsniai kažkokie tai, kad jo toks pasirinkimas šiame gyvenime taip pasiaugti, iš nesuvokimo, nesąmoningo savo supratimo šio gyvenimo iš viso, visų tų dėsnių. Reiškia, kitam gyvenime būti nužudytam pačiam, nes tokie karmos dėsniai. Ką mes galim padaryti? Bet vietoj to, kad kariauti, vietoj to, kad iš vis nešneku palaikyti jį, mylėti už tai, mes turime didinti savo sąmoningumą, aplinkos sąmoningumą. Kaip aš sakau, vienas pabudęs, vienas matantis padeda 5. 5 žmonėm, galim sakyti, automatiškai. Nes mes turim visi antrą pusę, vyrą, žmoną, draugus, tėvus, brolius, seserys ir taip toliau, kaimynus. Tai mes 5 žmonės yra minimaliai jau veikime mūsų sąmoningumo, mūsų šviesos, mūsų žinių. Taip mes keičiame. Todėl, aš gal iš šono nueisiu, todėl aš visada esu prieš tą skatinimą tos negatyvios energijos, tokios kaip, nežinau, ten tą patys chemtrailai, ar ten pedofilijos skandalai, tą viešinimą ir taip toliau. Taip žmonės sako, kad jeigu nežino, atseit širdies neskauda. Mes gyvename materialiam pasaulyje, kur, aišku, žmogus ne viską jaučia, ne viską mato, jis supranta tik per savo tos 5 juslės, nenaudoja savo kitų. Bet koks tikslas viso to? Aš viešinu, Facebook'e dalinuosi, taip toliau, kaip yra blogai. Ką žmonės jaučia? Jie jaučia, neapykantą, pyktį. Kiek žmonių eina keisti kažką daryti? Kažkas eina renkasi prie savivaldybės, bet tiesiog, vėlgi, ar tai pasikeis kažkas po to? Ar iš tikrųjų? Vėlgi, ar blogai tai? Aš priimu besąlygiškai. Mano pasirinkimas yra toksai, kad dabar įsivaizduokit, jeigu žmonės, visi tie, kas tai daro, chemtrailus ir taip toliau, mes galime eiti karų prieš juos. Eiti juos, nužudyti ir taip toliau. Ką mes išrinksim kitus? Kodėl jūs galvojat, kad jūs žinote tos žmonės, kurie to nedarys? Ar jūs pažįstate tos žmonės? Ką sakysit, aš? Turiu minėję, jūs kas dabar žiūrit, kad reikia tos išnaikinti, užkariauti juos, kad ten atleistų, kad juos ten sustabdyti tai kažkaip. Kaip sustabdyti? Kokiu būdu? Tik per sąmoningumą. Pokyčius. Padarykite taip, kad tik jų daeitų. Eikit, kilkite. Įneškite sąmoningumą, tą darbą su savimi, tą matymą, pabudimą aukščiausiuose lygiuose. Valdininkų, prezidentūroje, verslo žmonių, milijardierių, tie, kurie iš tikrųjų bankininkų. Ten įneškite tenai, aukite iki to lygio. Ir žmogus, kuris matys, ką jis daro su savimi, kaip jis kenkia kitiem ir kaip jis gali visą tai sutvarkyti ir kad to viso nereikia. Tai bus pokyčiai globalūs. Link to aš einu, stengiuosi tai padaryti. Nežinau, ar pavyks, bet aš tai darau ir darysiu. Tai suteikia daugiau prasmės. Nes jeigu 10 000 ar 20 ar 50 000 Lietuvoje bus sąmoningų ir gyvens pagal savo dievišką planą, kaip manote, reikiams kam nors? Nekenks. Nes jie matys, kas vyksta. Kai žmogus skaito save mėsos gabalų ir kad
šis gyvenimas tai yra tik tai vienintelis, reikia imti, ką tu gali ir ką išgali. Ir jis dar didžiuojasi tom, kad jis sugeba manipuliuoti kitais, apgauti sugeba, nes kiti yra kvailiai, durni ir taip toliau. Jis tai ir daro. Bet jeigu jis supras, kad yra tokia galimybė, jis kažkaip iki jo daeis tą informaciją, daeis ko, dėka jūsų visų, kurie irgi dirbs su savimi, pradės matyti. Jis gaus tą ir supras ir pradės matyti, jis nebenorės to daryti. Tai mes galėsim pakeisti. Ir nustos tas visas pasaulis būti toks išprotėjęs. Taigi, čia mano požiūris, mano tikslai ir mano nuomonė. Ačiū Tom už klausimus dar kartą. Uždavinėkit toliau klausimus. Nes čia irgi iš šono nueisiu, kad klausia žmonės, kodėl nerašinėjai video lietuviškai. Tu, kad uždavinėkit klausimus. Aš rašinėjau ir atsakinėjau klausimus. Aš negaliu belstis uždarytas duris. Parodykite, paklauskite, raskite laiko, noras užduoti klausimus. Suformuluoti jas taip, kaip aš įrašęs video. Jo, kad po tų atsakymų jūs galėtumėt imtis kažkokių veiksmų. Kad tai atneštų jums, nebijokite to žodžio, navarą. Tai nebus egoizmas. Tai bus nuoširdus siekimas kažkokio tai tikslo. Pažinti, suprasti, suvokti. Siūlau taip visiems gyventi kiekvieną dieną. Ačiū ir iki.